parodysiu, kaip daryti špaklius. Net bilinant. Nekelia daug dulkių. Karočią, kaip sako, šiandien reikės fienas ir tokį. Ar dabar tai parvežti? Paliek, liks maistą čia palikti. Ne, man, pakeisi. Arba pinigų to savo pakeičia, aš nesiparinu. Nu, tai ožį nugriausiu, kad pakeisi. Jis taip idealiai norėjo sau leidą, kad jis pats nesugebėjo padaryti, ant kiek žadėjo padaryti. Pensijas padidinti, nu viską žodžiu didinti, tik nepaktiškų pinigų gal. Iš ko? O ar tu esi įsigilinęs, ką jie jau padidino ir padarė? Primeris prieš glaistant, kad nerūdytų. Uždėsi primerį. Žiūrėk, buvo vienodi, antras sluoksnis. Taip. Все, Vaidai, filmuoji. Būsi žvaigždė dabar, Vaidai. Su kamera šneku. Paimsiu lempą, kad džiūtų, kad metalas įkaistų ir džiūtų glaistas iš apačios. Šildytų ne iš viršos. Atvirkštinis procesas. Įkaitinsiu metalą. Vienu žodžiu, stoikis nefilmavau, nes tas pats kaip ant sparno, nuo lūpų špaklius buvo įspausta. Taip, viskas šitas buvo suspausta, kanto niek nebuvo. Va, čia grįžiausi tuk su tuo atsitraukiau, nu čia prieš tai buvo su kempu. Tai per kempo virinimo vietas jau kur traukiau išplyšau. Bet šiaip viskas pasidarė kaip priklauso. Pratepsiu taip plokštumą, šitaip per tavo vietą. Plokštumėlė ir čia pasitepsiu viskas. Špakliaus daug nereikės. Sparnas džiūsta. Noriu kuo daugiau išdžiuvinti. Čia infraraudonėji spinduliai, ne fenas. Džiuvimas vyksta iš apačios į viršų. Šiluma eina.
turėtų būti gerai. Esu užsidėjęs foną, bandysiu ištriškinti kantą. Išlindo vadovė ant sparno, irgi buvo kažkada ruošti, bet ne iki galo. Taigi reikės išimti duris. Gruntuos reikės prajomas, viską čia iš vidaus. Dėl to lūpsiu duris. Duris dar daromas iš vidaus. Raudonas. Tai va, atjungsiu. Ir atkabinti reikės. Ir tą laidą. Tai va, laistas ant durų džiūsta, aš gal čia. Vyriu, aišku, geriau nejudinti. Čia bliabačkiai. Žodžiu, šiandien gruntuoju prajomus ir galinį sparną. O duris dar reikia išpakliuoti iš viršaus. Foną užsidėjęs esu, dar stilą prie to pačio išėmiau, detalės byra iš lango. Ir imsiu 320 škurkę, 320 imu smulkesnė, kad taip nepažėsčiau kantą, bet tiesindamas, kad trinktųsi lėčiau. Viskas. Nu ir šiaip žiūrint, atrodo, kad išeiname vien tik su linija. Gali jinai ideali labai nebūti. Dar paskui iš gruntų galima padaryti. Gruntų reikia daugiau tada užsigruntuotis, turiu negailėti. Ir taip pat galima su gruntu pataisyti. Nu va, turiu gražią lygią liniją. Nu va, ėmu
320, ant mašinėlės dabar pašiaušiu visą detalę gruntavimą. Tai va, kur nepasiekia mašinėlė, pasiekia rankas. Nu čia, neparodysiu, kantai briaunas visur. Centimai. Tai va dabar einu, susimaišau gruntą. Indelį turiu. Gruntas 4:1 atrodo. Irgi naudosim tokį. Nypa. Gali būti ir pigesnis, gali būti ir pigiausias. Čia nesvarbu, nu jie pažiūrė. Nu kažkas tipo tokio. O kodėl negruntuoju viso stogo? Nes dar stogą reikia trinti, o čia noriu kuo greičiau užgruntuoti, kad dar gautų laiko pažiūrėti, kol pabaigsiu kitas visas detalės ir kitą pusę. Reikia, vienu žodžiu, pradėti nuo daugiausiai su apgadintų detalių, kur daugiau glaisto tepasi, storiau gruntų pučiasi, kad eigoj, kol dar remontuoju mašiną, kad gautų viską sudžiūti, susėsti. Gruntą užmaišiau 300 gramų, bet čia tik pirmas sluoksnis užteks, tikriausiai 300. Važiuojam. O pirmas sluoksnis yra, pasidžiūrinsim cementą. Užmaišiau dar 300 gramų grunto, tai jau gausi 600. Daugiau negu pusė litrų yra ant pusės mašinos. Nu, čia ta mašina nėra didelė. Bet taip, jeigu visą mašiną jau vos ne 2 litriukų reikia. Skaičiuokit, 20 eurų už litrą, kieno grunts, dažai, laks. Vienu žodžiu. Žiūrim, antras sluoksnis. Eilė fonui. Fonas! Ярко подсказывай, правильно? Viskas per naują. Так, бро. Dabar tas pats darim. Olha.
Taip, pasimatys. Gerai. Prie kito smegenistų žaidimo mes sugrįšime jau rytoj šioje. Bazę uždėjau daug sluoksnių. Baigė džiūt, o dabar dėsiu laką. Tai pusė nelabai kažką geriau. Va taip atrodo. Šonelis. Pratepta. Čia rūdis. Nyksta. Čia irgi procese nykimas. Analogiškai čia. Nu, va, ką dar turim. Prajomai. Nauja. Čia dar gruntas, o čia jau išdažyta viskas. Gražuma. Štai durys, jau esu nugruntavęs, gruntas nutrynęs su 600, čia kampas buvo visas išdaužytas. Išlankstytas kažkodėl, tai nu va, teko tą pašpakliuoti, kampą išpakliuoti visą. Aišku, realiai matosi tik čia, bet, kaip sako, jau įsivėliau, tai iki galo yra. Einu pašešiu 1200 ir dažysiu. Nu, va, kantas išvestas, išpakliavimai kaip ir baigti. Dar liko peršiaus 400, jums iškurkė va. Всё, einu galinį sparną gruntuoti. Galinį sparną prajomą, jau prasitepiau rūdys. Iš pradžių pagruntavau, o paskui tepiau košę. Čia pragruntuoti tą gabalą reikės. Šitą gabaliuką reikės pragruntuoti. Čia rūdis patvarkiau kišeniai. Nelabai matosi. Ne. Nu, žodžiu. Nu, kažkiek matosi. Nu, va, ir toks vaizdas. Jo, štuka 200 prajomai. 400 atvyniau. Rašaras. Panaudosiu tokį įrankį. O jis naudojamas tokiem daiktam.
labai puikiai nuima visas numoldingų gumas, tas visas, kur lieka. Lipdukus visokius, viską. Nuostabus daiktas. Dabar paimsiu lempas, išžiūrinti šitą kampą. O išžiūrinsim kam? Opa. Tegu pašyla. O, metalas išdžiuvo. Ir tepsiu siūlių hermetikų tokį. Jo iš pat nereikia. O, koks fainas. Su aliuminio pudra čia tikriausiai. Siūlių hermetikas. Rus LT greitai džiūstantis užtepamas hermetikas. Tai profesionaliam naudojimui. Nenubėga nuo vertikalių paviršių bei tepant nepalieka dryžių. Išdžiūvęs lieka elastingas. Vienu žodžiu nuostabus. Nepalieka ryšių. O kaip užtepti ranį su piršto, ne? Rodysim iš arčiau. Taip, tepu viskas, ane? Oh my god. Gal ir nieko. Čia skylė yra. Čia riebiau. Kaip skaniai. Nu, pabandykim pataisyti, da? O. Na, daugiau nėra ką gadinti. Visai neblogai gavosi. Užpūsiu, uždažysiu, bus gerai. Čia pačioj galima riebiau dar. Patiko. Va. Все. Rūdys не повер. Так, dabar vyksta klijavimo. Atsipalaiduoju. Vis tiek matai, atvažiuoju. Ne? Ne? Nebūtų? Dabar antras sluoksnis. Bazė baigė džiūti, dabar dėsiu lakų sluoksniuką. 2 žadu dėti. Ant praėjimo reikia truputį ploniau, kad nenubėgtų. Nu, ten bandyti. Nebandyt to daryti.